Taigi sveiki visi, su jumis Double Sky Teamas ir šiandien norėčiau parodyti jums, kaip paprasčiausiai susikurti nuosavą Minecraft serverį su programa Hamachi. Taigi pirmas dalykas, kągi jums reikia padaryti, tai nueiti į Google, tenais pasirašyti download Hamachi, atsisiųsti jį ir įsirašyti, bet tai aš to nedarysiu, nes aš jau turiu ir beje jums tas siūlau nedaryti, nes linkas bus descriptione, tada bus žemiau dar linkas vienas, iš kur parsisiųsti Minecraft serverio failą, vat tokį. Tai man pirmą, ką padaryti reikės, tai susikurti naują folderį. Aš jį užvadinsiu Minecraft serveris. Šitą failą įdėti čia ir jį paleisti. Palaukti biškutį. Biški lagas toksai menkas. Tai va, jums turi išmesti tokią lentelę ir turi jums per tą lentelę sukelti serverio failus. Na va, pilnai užkrovė, dabar galite šitą lentelę trumpam išjungti, jinai jums dabar bus nereikalinga. Neišsijungia. Nieko tokio. Taigi, nueinate į server properties, būtinai nuo online mode padarykite į false, nebent norite, kad į jūsų serverį galėtų būti tik tais legalai. Čia viską, pavyzdžiui, kaip norite, kad serveris vadintųsi, aš jį užvadinsiu Double Sky Team serveris. Taip, na, daugiau kaip ir nieko nereikia jums čia padaryti, nebent norite, kad zombiai nesispavnintų, žaidėjų skaičių pasirinkti, ten viskas bus parodyta. Tai vat, ką jums dabar reikia padaryti, tai vėl paleisti šitą lentelę, kad jinai užsifiksuotų tą jūsų naujus duomenis, o tada galite ją tiesiog pasidėti kur nors ir nueiti į tokią programą vadinamą Hamachi. Čia jūs galite pasivadinti kaip norit, aš jums toj parodysiu, kaip galima susijungti su kitu žaidėju. Na, kaip matote, va mano IP Hamachi. Jeigu norite susikurti naują, atspaudžiate create. Kadangi aš neturiu prie ko joinintis, tai aš susikursiu YouTube fans passwordas bus vienas, čia kad būtų pakartoti slaptažodį ir paspaudžiate create. Duodate draugui slaptažodį, tenais, pavyzdžiui, jis turės spausti join, parašyti, pavyzdžiui, YouTube fans ir vienas ir tada galės prisijoininti, kadangi aš jau esu čia sukūręs, tai kaip ir viskas. Serverio IP turi būti kūrėjo šitas, tai serverio IP bus toks. Aš dabar turėčiau įsijungti Minecraftą. Taip, pas mane, kadangi launcheris tik tais 1.7.2 versijos, taigi spaudžiame play. Laukiame, kol užkraus Minecraftą. Šitą galime išjungti.
Taigi, norėjau priminti tokį dalyką, greit pasirodys Double Sky Team komandos Skyblokas, nebent norėsite kokių kitokių serijų, rašysite mums tiesiog į komentarus. Jeigu norėsite į komandą, būtinai į jūsų prašymą atsižvelgsime. Na tai kągi, spaudžiame multiplayer. Čia biški surašyti reikia. Šitą 2.5 taškas. 1.1.1 taškas. 1.3.6 taškas. 1.9 taškas. Na, kaip matote, serveris veikia. Aš galiu įeiti. Beje, norėjau jums priminti vieną dalyką, jeigu norite, kad jums serveris pakankamai gerai veiktų ir jūsų draugai galėtų prisijungti, tai išjunkite Windows užkardą. Nes jeigu jūsų kompas yra su Windows užkarda, tai negalės prisijungti prie jūsų serverio kiti žaidėjai, nes jūsų kompas yra apsaugotas, na bent jau mano tai taip yra. Nu tai kągi, su jumis buvau aš Double Sky Teamo narys. Tai ką, susitiksime kitame video. Sakau jums iki kito karto.